Slidinėjimas viena patraukliausių sporto šakų, kurią verta užsiimti. Dėl naujausių technologinių laimėjimų slidinėjimas tapo kaip niekada prieinamas visiems. Nesvarbu, ar ką tik pradėjote slidinėti ir atliekate pirmuosius posūkius, ar esate įgudęs kaip tikras profesionalas ir norite paslidinėti ant gilaus puraus sniego. Padės jums įgyti pagrindinius įgūdžius, kurie būtini, kad galėtumėte lėkti nuo šlaitų lyg profesionalai ir svarbiausia, kad išmoktumėte tą daryti saugiai. Tiek mokydamiesi slidinėjimo lygiagrečiomis slidėmis pagrindų, tiek pasiryžę leistis nuo stačių šlaitų, gubrių ar slidinėti už trasos ribų, galėsite pasižiūrėti, kaip savo techniką demonstruoja šios srities žinovai, kurių kiekvienas judesys pateikiamas su grafiniu kruopštumu. Tobulinkite savo įgūdžius ir netrukus pasijusite stiprus ir laisvi. Tuomet galėsite leistis per sniegą bet kokiomis kvapą gniaužiančiomis aplinkybėmis. Išmokite pagrindinius dalykus. Slidinėjimas priklauso nuo daugelio esminių gebėjimų. Svarbu kuo anksčiau įgyti įgūdžių, kad galėtumėte slidinėti saugiai ir su malonumu. Net gana patyrusiems slidininkams naudinga pakartoti svarbiausius dalykus ir įsitikinti, kad jų techniniai įgūdžiai turi tvirtą pagrindą. Slidinėjant dirba raumenys, kurie šiaip jau mažai naudojami. Todėl itin svarbu prieš pradedant slidinėti skirti laiko apšilimo ir atsipalaidavimo pratimams, kad jūsų raumenys dirbtų kuo geriau. Daugelis slidininkų pakreipia slides vien pėdomis ir jų kojoms trūksta stiprumo, kad kreipiamasis judesys pavyktų. Ta galima pataisyti, kartojant kreipiamąjį judesį, kai slidės pasukamos naudojant kojų raumenis. Pakelkite vieną koją ir pasukiokite kelį priešais save, nesukdami klubų. Pasukite šlaunį skersai priešais save, kol galėsite pasiekti kraštutinę ribą nesukdami klubų. Ištieskite pirmin šlaunį taip, kad šios kojos pėda liktų greta traminės kojos kelio. Pasiekite kraštutinę ribą, o tada leiskite pėdai laisvai nusvirti ir vėl pakartokite pratimą. Kad galėtumėte įtempti pakinklio sausgyslės, pastatykite vieną koją priešais kitą. Lėtai pasilenkite, kol pajusite įtampą užpakalinėje kojos pusėje ir sėdmenų raumenyse. Laikykite kojas sulenkę ir tempkite maždaug 20 sekundžių. Itin svarbu slidinėjant gebėti lankstyti čiurnas. Jeigu keliai lankstosi labiau už čiurnas, slidinėdami greitai prarasite pusiausvyrą. Dėl to galite prarasti atsparos tašką, kuris buvo pėdos pagalvėlyje. Tuomet kūno svoris perkeliamas virš slidžių galų, o slides darosi sunku valdyti. Užsisegę apkaustus įsitikinkite, kad slidinėjimo batai gerai užsegti, taigi galite patogiai ir patikimai remtis. Laikydamiesi tokios pozicijos tieskite čiurną, kol pajusite, kad stovite tiesiai ir patogiai. Lėtai sulenkite čiurnas ir pajusite, kaip blauzdos ima spausti batų liežuvelius. Lankstydami čiurną stebėkite, kad jūsų klubai būtų laikomi tiesiai virš pėdų pagalvėlių. Keliai turėtų judėti virš slidės apkausto priekinės dalies. Kaip laikytis dinamiškos stovėsenos? Slidinėjant ypač svarbu nuolat kaitalioti stovėseną. Slidinėdami keičiate kūno laikyseną, kad prisitaikytumėte prie vietovės, kurioje slidinėjate ir išlaikytumėte pusiausvyrą. Stenkitės išlikti pakeltą galvą, tiesus ir žiūrėkite į priekį iškėlę rankas priešais save. Stenkitės išlaikyti klubus virš pėdų pagalvėlių. Būkite pasirengę sulenkti kelius ir čiurnas. Jūsų pečiai ir apatinė nugaros dalis turi būti laikomi tvirtai. Pečiai gali būti pakelti aukštyn, kai slidinėjate gubriniu stiliumi ir už trasos ribų.